Sveikas, Daivaras. Sveikas. Vasarą atostogų metas, kokią tu čia vietą susiradai atostogaut? Papasakok. Oi, kas nežino, tai esu Jurbarko centre praktiškai miške prie buvusių vaikų darželių. Už mūsų nugaros pastatas, kur lankėsi vaikai, apleistas dabar. Jokios kaip medžioklė, kaip krūmuose, kaip miške kažkokiam. O kaip tu? Nu, keista sėdėti vidury miesto ir būti tokiam praktiškai vos nesengirį jau, kur niekas sužėlė viską savaime, niekas neprižiūrėta, miškas kaip bebūtų, tai dažniausiai prižiūrimas būna, o čia net vidury miesto neprižiūrėta. Jo, Gražvydai, tai šiandienos tikslas, manau, mūsų pakalbėti apie šitą puikią vietą ir apie idėjas, ką būtų galima čia padaryti šitoje vietoje, ko reiktų ir barkiečiam. Tai gal nuo to ir pradėkime, ne? Kaip tu manai, ar šitą vietą aplamai reikalinga Jurbarko rajonui, savivaldybė, žmonėm, ar ją parduoti kokiam nors gal namų statytojam, kažkam tai? Ne, aš manau, kad tai yra tikrai puikia vieta, praktiškai miesto centre, šalia gyvenamųjų rajonų, kur tikrai galima padaryti kažką naudingo gyventi. Gražvydai, puikiai atsimenu, kada prieš 2 metus kilo idėja šičia padaryti daugiafunkcijų sporto centrą, kuris būtų pritaikytas gyventojams, baseinas, minimalus vaikams mokintis plaukti, darželė mokyklom, galbūt tenisų kortai, žaidimui, normali sporto salė krepšiniui, galbūt kitokios pramogos. Atsimenu dalyką, kai kalbėjom. Taip, tai čia tos idėjus tikrai ne tik tarp mūsų vienų sklandų, bet taip. Daugiafunkcijos sporto, apskritai daugiafunkcijos centras, nebūtinai tik tai sporto, kur būtų gyventojai galėtų užsiimti kažkokią tai veiklą, kad ir tas pats trūksta mums normalaus konferencijų centro. Bet aš atsimenu, kolegos buvo pasiūlę šitam daugiafunkcijam centre padaryti tą patį ar spa zoną, kažkokią su pirtim keliom, su kažkokiam džakuzėm. Klausimas galbūt kitaip aš pasuksiu. Vis išgirstam tokių nuogastavimų, kad galbūt Jurbarkui nereikia, yra Šakiuose, Tauragėj, Pagėgiuose. Kaip tu manai, ar tikrai nereikia, o galbūt reikia? Tai jeigu baseiną su minimaliu spa turi Pagėgiai, nu tai Jurbarkui tikrai reikia. Ką mums važiuoti kažkur į Šakius ar Tauragę, jeigu čia galėtų žmonės ateiti vietoj pėstute ir tiem patiem galų gale mokiniam nereikėtų jų vežioti, kai dabar rašo projektus, mokint plaukti veža į Šakius, į Tauragę, galėtų fizinio lavinimo pamoka būti čia, Jurbarke. Tai galim prieiti prie to, kad mums nereikalinga yra ir stotis, mums nereikalingas yra ir uostas, nereikalingas, sakykime, galbūt komunalinis vandenys, nes turi Tauragė. Tai galim viską pasimti iš Tauragės, iš Šakių, iš Pagėgių, gal aplamai ir savivaldybė nereikalinga, tai galbūt prieikime, tada padarykime Kauno rajonų savivaldybę, praplėskime ir viską turėsime savo savivaldybėje. Jeigu laikytis tos logikos, kada kai kurie kritikuoja, kad nereikia, galbūt čia per brangu, aš puikiai suprantu, kad šitas objektas jį pastačius, jis tikrai nesilaikys iš surinkamų pinigų, ten galbūt iš to spa naudojimo, ar to baseino, ar kažkokių projektų, bet vien padarimas šito indikuoja, kad mums rūpi rajonų gyventojai, rajonų vaikai, rajonų jaunimas, ateitis, nes vien nebuvimas tam tikrų paslaugų jauna šeima su vaikais ypač skatina išvykti iš rajonų. Taip, nes ne tik darbo vietos rajone reikalingus ir ypatingai jauniems žmonėms, kur užsiimt su vaikais, kur leis laisvalaikį, nes jie paprasčiausiai tada pažiūri didmiesčius, nuvažiuoja, ir tai Vilnių, ir tai Kauną, ir ten yra darbas, ten yra, kur kokybiškai leis laisvalaikį, ten viskas prieinama, tai manau, kad čia šitą projektą gyvenus tikrai parodytumėm, kad mums rūpi. Ok, Gražvydai, žiūrėk, dabar savivaldybės taryba ir praeitų metų ir šių metų strateginiam plane patvirtino ir visi tarybos nariai, noriu pabrėžti, ne tik mūsų idėja yra, visi tarybos nariai, visų frakcijų tarybos nariai nubalsavo, kad šitą teritorija turi būti sutvarkyta, būtų paruoštas konceptas, kas turėtų būti, kaip turėtų būti, griauti pirma, griauti vėliau. Bet turi būti ir dabar turime jau praktiškai 8 mėnesį metų
ir vėl kažkaip tai nėra veiksmų, nėra judesių, niekas nepasidaro, niekas nevyksta, niekas nejuda į priekį ir panašu, kad gero, kad nepajudės artimiausių metų, tai baimė dėl to, kad neturime pinigų, nėra lėšų, bet niekas pinigų neturi, kada kažką planuoja į ateitį. Nebuvo pinigų stočiai, nebuvo pinigų niekam, bet padarėme. Tai imkime Tauragės rajoną, kur irgi daro naują daugiafunkcį centrą sportų ir jo kaina yra apie 15-12 milijonų eurų, kiek aš žinau, tai dalis savivaldybės, dalis yra europinių lėšų, dalis biudžeto valstybės ir padaro. Tai kaip tu manai, kokia turi būti eiga visų šitų, dabar ką mes čia kalbame, kaip turim viską pradėti, ką turim daryti, pirmi veiksmai, ar pirmą greunam, ar darom konceptą kažkokį, ar suderinam su gyventojais, ko reikia ir tada skelbiam pirkimą, kaip tu įsivaizduoji? Nu, pirmiausiai, ko gero, tai turėtumėm vykdyti tą, ką mes esam nusimatę Jurbarko rajono strateginiam plane. Tai pasiruošti visos teritorijų sutvarkymo koncepciją. Ir padaryti, kas čia turėtų būti, o paskui žiūrėti, iš kur pinigų, nes be plano pinigų gali būti, bet jeigu tu neturi plano, atsirado pinigų ir tu nieko nebedarai, nes tu nežinai, ką daryti. Tai manau, pirmiausia, reikėtų pasiruošti koncepciją, kas čia turi būti, kokios formos daugiafunkcis centras, kaip sutvarkyta visa teritorija ir tada daryti sekančius žingsnius, ieškoti lėšų. Galbūt, jeigu koncepcija pasakys, kad reikia nugriauti, sutvarkyti, išvalyti teritoriją, paruošti tolesniem darbam. Pirmiausiai pasidaryti tas, kas kainuoja mažiausiai. Aš tau pritarsiu, giliu įsitikinimu, manau, kad gali būti daroma lygiagrečiai darbai, bet aš pirmiausia koncepcija ir projektavimo darbai, tada aišku, skelbiamas viešasis pirkimas darbų atlikimui. Ir tada, aiškiai, mums tampa suma, įsivaizduojame, kad gali būti suma kokia 10, galbūt milijonų taip eurų. Tai jeigu mes rastumėme, o manau, kad tikrai įmanoma rasti ir rangovą, kuris, sakykime, leistų mums panaudos būdais, įsimokėjimų būdu per 10-15 metų išsipirkti šitą visą mūsų centrą, tai tikrai variantai yra galimi įvairūs, tik reikia tiesiog daryti. Nereikia bijoti, reikia daryti, eiti į priekį, nes tikrai to reikia mūsų gyventojams ir kada pakalbė su visuomenė, su bendruomenėm, mokyklom, vaikam reikia mokintis plaukti, pas minėjai veža iš akius, veža kitur, tai turėtumėm savo ir tikrai tai būtų stimulas pasakymas, kad taip, mums rūpi jo jaunų šeimos, mums rūpi bendruomenė, mums rūpi tie patys senjorai, kurie gali ateiti į tą patį spa, į masažus ir panašiai. Tai mums rūpi visi Jurbarko krašto gyventojai, kuriem, tikrai, jie dabar tų paslaugų važiuoja į kitus rajonus. Ir tu kaip pats sakei, kad galbūt variantas būtų rasti rangovą, kuriam būtų galima mes turim tų puikių pavyzdžių su išsimokėjimu, ta pati Viešvilės katilinė, kur rangovas, kur operatorius atliko darbus ir mes jam 10 metų, kiekvienais metais mokėdavom tam tikrą sumą, kad atsipirktų. Tai čia lygiai taip pat, manau, galima susitart. Šiaip viską galima padaryti, kai pradedi daryti. Ir jau labiau, kad noriu pantrinti dar kartą, kad visi tarybos nariai pritarė vienbalsiai. Kas turi būti padaryta, kad turi būti sutvarkyta teritorija, turi būti padaryta kažkoks daugiafunkcis centras, nėra prieštaravimų, tai tik reikia imti ir daryti. Tai manau, kad tą reikia padaryti, kuo galima greičiau. Aišku, artėja rinkimai, supraskime ir tai, kad kai kurie žmonės galbūt to daryti nenori ar nesiekia, tai čia yra, ką dabar nieko nepakeisime mes, bet mes, manau, turime įsitikti duodu įsipareigojimų gyventojams, kad šita teritorija artimiausių 4-5 metų bėgių turi būti sutvarkyta. Vienareikšmiškai, bent jau turi būti paruoštas konkretus planas ir padaryti minimalūs darbai, tai yra sutvarkyta, išvalyta teritorija, paruošta, jeigu nėra pinigų įgyvendinti iš karto, paruošta, kad būtų bent jau gražu ir tvarkinga, o ne džiunglis vidury miesto. Supratau, Gražvydai, tai viskas aiškus mintys, tada sekantį kartą darysime kitoje vietoje vėl susitikimą mūsų, o šitam puikiam miške, kuriame beje noriu parodyti, auga puikios uogos, žemuogės, jų čia yra gan nemažai, žiūriu, raudonuoja, bet aišku, neikit, nerinkit, nes kaip ir nelabai galima, teritorija yra kaip ir aptverta, bet ką dabar. Tai ačiū visiems, ačiū tau, Gražvydai, už pokalbį, tikrai buvo įdomu pasikalbėti, padiskutuoti apie šitą teritoriją ir kitų susitikimų. Viso.